Pas mus šiandien kaip šalta. Išėjau, kokie 6 tik 7 šilumos. Tai yra jau rugsėjo 29. Labas visiems, aš va, jau su kepurė šilta, nes išėjau su skarutė, kiaurai perpučia vėjas. Toks šiaurinis, šiaurės, rytų vėjas. Taip duoda, taip smelniai duoda. Pasisadinau rožytę. Jeigu neklystų, jos čia yra August, buvo pavadinimas tos rožės. O dabar užsimsiu pelargonijom, nes man vis galvoju, kodėl man taip jos nucimba, tokios pasidaro stagarinės, tokios aukštos, negražios, tie krūmai tik žiedeliai ant viršaus, o čia tokie stagarai. O dabar prisiskaičiau internete ir tapau protinga. Reikia jas žiemai nukarpyti. Įsodinsiu mažesnį vazoną žiemai jau ir prikarpysiu. Tada, kai prikarpai žiemai, jau truputį sustabdai augimą, o vasarą tada, kaip rašė internete, jau toks būna kupolas, jau gražus krūmelis, o ne va tokie nucimbę pagaliai ir žiedais viršuje. Įsitaisiau šiltnamį, tai išsiroviau gėlytę, į tokias žemės. Persipilsiu, čia kažkoks universalus gruntas, bet kokioms gėlėms. Ir išsidezinfikuosiu vazonus. Va, turiu tokio skysčio dar nuo visokių dezinfikacijų laikų. Oi, kiek cuktikė pasirodo. Taip nepurškiais man. Išsidezinfikuosiu vazonus, sekatorius nusidezinfikuoti, reikia įrankius, nes pelargonija labai mėgsta, kaip pasakyti, užsikrėsti. Musytės jas tankiai apstoja. Tai kad paimsiu su šito ir nusidezinfikuosiu. Neturiu daugiau jokio skysčio. Davai, toksai dezinfikavimo skystis. Kur aš įdė popirkau gal? Jeigu tinka rankom, veidu, tai gal ir gėlytė nenumirs. Ir ką, pasodinsiu. Dabar net nežinau, kiek ją ar karpyti. Nu, šitą galima augliuką palikti. O čia tokių ir sucharikų pridžiūvusių jau. Aš niekada nežinojau, kad reikia išgalvoti, kodėl man pas visus tokie gražūs krūmai, o pas mane kažkokie nustimbė. Pasirodo, taip nukarpysiu. Nukarpysiu va tokią. Va tokią padarysiu. Ir šaknis apkarpyti ten rodė, kad truputį augimą sustabdyti jos žiemai. Ir į vazoną įdėsiu. Aš jas visada šaltai laikau. Padedu į šaltą kambarį, kur kokia +5 būna. Tą. Retai labai laistau žiemą vėsiai ir tik tais paskui kažkur kovo mėnesį jau atnešu į namus ir pradedu aš jas truputį jau gaivinti. Nu, ar toks išėjo mano pelargonijos, tiek žiemai paliksiu. Pasižiūrėsiu kitais metais, ar bus man tokie nustimbeliai, ar bus gražus apvalus krūmas su žiedais. Aišku, reikia jas ir maitinti, jas mėgsta pavalgyti, reikia ir trąšų duoti. Dabar pasidėsiu dabar į šaltą patalpą ir tegu laukia kitų metų. Čia mano namų tvarkytoja. Jivrito kalba, konkrečiau žydiškai, namų tvarkytoja reiškia balabūstą. Tai va mano balabūsta, čia namų netvarkytoja, namų darkytoja. Nusibodo, aš tik namie, jai reikia po stalus. Kažkaip faršo duodu, jinai nelabai mėgėja, ji labiau linkusi
Sausainukus valgyti. Buvom pas veterinaras dar pasakė jiems, atsisuksiu čia jūs šviesą, veterinaras pasakė dar per anksti sterilizuoti, dar palauk porą mėnesių, jeigu nėra problemas, jeigu nedainuoja dar, tai sakė geriau palauk iki 8-9 mėnesių katytė sterilizuoja. Tai yra geriau žymiai. Nu, sakė, dar mažytė labai. O pas man šiandien vakarieniai lęšių, raudonųjų lęšių ir cukinijos, čia šitas kaip agurotinė cukinijos pusriubytė. Dar morkyčių prikrausiu, gal dar nežinau, dar kokios paprikos va turiu, dar morkytės, va dar paprikos turiu. Mūsų mano va tokia vakarienė, tokia tirštoka lęšių sriuba su daržovėm. Ir čia ko ant nakties mėsos apsijęsti. Va taip aš įsitroškinu tą sriubytę. Mano bus vakarienė, pagardinsiu garam masalą, įdėsiu imbieriaus, nes yra vis dėlto lęšiai, kad nebūtų pilve uragano. Nu, pipiriukai, druskytė ir bus toks šilta, tokia truputį aštroka sriuba vakarų, nes laukia labai sušalom, tai taip užsimaniau sriubos. Vat ir vakarienė. Vat ir vakarienė, gal dar duonos reikia paskrūdinti. Tiršta, tokia aštroka, kaip tik šaltam rudens vakarui sriubytė. Truputį žalumynų, galime sūrio užsidėti. Vyrui dar skrebutį prie sriubytės paskrebinau. Valgyt vakarienė. Truputį susivėlinom, mes visada 6 valgom. Netrukdykit valgyti. Ate. Visiems skanaus, kas valgo. Košė. Vakarienė. Jo. Jeigu vienam reikia, tai ir kitam reikia. Čia sladkąją parašką atvyks. Va taip mes ir gyvenam. Mamka pirma ir 2 veikėjai iš paskos. Mano vaikiukai. O pamontuokim lempą biškį, pamontuokim. Oi, jeigu šiandien dar diena bus vėjuota, reikės jau šitą skėtį žiemai supakuoti. Va, jie kaip gražiai žaidžia abudu. Va taip. Aš stipresnis, lauk iš čia. Sakyk, aš neįsižeidžiu. Aš nueisiu į kitą vietą. Ir toks mūsų gyvenimas. Įsirangiau į lovą, tai negana, dar reikia papliurpti. Nuėjau į lovą su tokiom mintim, ką tik skaičiau komentarus, straipsnius, atsiliepimus apie tą avariją. Gal daug kas žinote, Molėtų plente, kai pagyvenęs žmogus išvažiavo į priešingą eismo juostą ir žuvo 2 žmonės, ten tas pats senolis ir jaunas vaikinas, 93 metų gimimo. 93 metų gimimo yra mano sūnus. Tai jaunas jaunutėlis. Tai kad skaičiau komentarus, vat ir išliko tos mintys, sukasi, ir vis galvoju, nu vis tiek, kai prisiskaitai daug informacijos, vis tiek dar tos mintis, kol dėliojasi, vis tiek jos dar gyvos brazda mano galvelį. Tai galvoju, pasidalinsiu su jumis. Kokia mano nuomonė yra apie tai. Pirma mano nuomonė, kai išgirdau tą avariją, apie tą avariją mes kaip tik grįžinėjom iš Kyjumo salos.
mes važiavom Grigaičiuose, o paraleliai kelyje kaip tik buvo įvykusi ta avarija. Nematėm jos, mes kitų kelių pravažiavom. Tada kaip tik atidariau internetą ir perskačiau apie tą avariją. Net pas mane pirmas mintis irgi nuėjo. Jau per senas žmogus, kad ten duoda tas teisės, jau nebeduotų. Praėjo kiek laiko, pradėjau galvoti, kodėl senas žmogus turi būti izoliuotas. Uždarykim juos į senelių namus, už namus užrakinkim, nieko nebeduokim, nurašykim iš šito gyvenimo. Kartais net būna, kad tas senesnis žmogus daug padoriau važinėja, negu va tie laksto jauni, o ypatingai dar tų žolelių apsirūkė. Kur tik Lietuvoje ne avarija, iškart BMW. BMW laksto, iš tikrųjų, yra geri vairuotojai, bet yra ir tokie kelių ereliai, su BMW ypatingai, kad jeigu jau sėdžiu aš už BMW vairo, tai vadinas keliai mano, asas aš didžiausias, kultūros vairavimo jokios, nors Lietuvoje aplamai vairavimo kultūra tik pradeda pirmosius žingsnius žengti. Labai žema vairavimo kultūra. Tai kad aš taip pagalvojau, aišku, nedalyvau, nemačiau, gali būti net ir nereikia vien kaltinti to senuliuko. Gal buvo ir ženklai. Taip kartais tie kelininkai nupaišo tos ženklus, kada išvažiavus, jeigu kelias naujas, nežinai kur važiuoti, reikia dar pagalvoti, dar kur sukti. Ir dar vieno nesuprantu. Gal kas nors geriau tą avariją matėt, žinot, arba buvo tam keli, tai man ir parašykite, gal aš neteisi, bet čia aš grinai, kaip aš mąstau. Jeigu tu važiuoji keliu ir matai priešais mašiną, aš nesivaizduoju, kokiu greičiu reikia lėkti, kad nespėt sustabdyti tos mašinos. Ar nebent jis taip staigiai tik iššoko. Aišku, skaudu, žūsta jaunas žmogus, žūsta senas, bet kad senam žmogui jau pradėti atiminėti teisės, nieko jam neduoti, aš tai prieš. Aišku, aš siūlau tai, kad jiems reikia nemokamai duotų sveikatos patikrinimą. Ne šiaip savo, kai vairuotojų patikrinimas Lietuvoje visada yra mokamas, bet jau tokiems, pavyzdžiui, nuo kokių 65-70 metų, jau jiems būtų privalomas nemokamas sveikatos patikrinimas. Jau čia investuotų pinigus, o ne į tą Ukrainą kištų. Tokio mintim aš nuėjau miegoti, bet iš pradžių sakau, ir pas mane buvo tos mintis. Reikia iš seno žmogaus atimti teisės, kad ten nupirdė, nublūdė, ką jie dar gali ten važinėti, bet paskui sėdžiu, galvoju, ką aš čia šneku, ką aš čia dabar realiai blūdiju. Taigi, senas žmogus, tai ką jį reikia. Jis lygiai dar būna geresni vairuotojai, sakau, negu jaunesni. Ir jeigu žmogus gerai jaučiasi, jeigu jisai tikrai jaučiasi normaliai kelyje, tai kodėl ne? Tik jam reikia truputį sugriežtinti, nes būna ir kraujospūdžiai, būna ir regėjimas, būna prašiausia sugriežtinti, nesugriežtinti, sutankinti tą sveikatos patikrinimą, kaip padaryti kas metais jis turėtų praeiti. Ir psichologas tą reakciją jau patikrinti. Ir viskas, jeigu viskas tvarkoj, kodėl net, jeigu važinėja žmogus, aktyviai gyvena ir negalima jo drausti nieko jam. Aš tokios nuomonės, aš tik sakau, vieno nesuprantu, nes aš nebuvau toje vietoje, nežinau to kelio ruožo. Ar ten iš tikrųjų jis greitai šoko važiuojantis jaunuolis su BMW irgi mašina, nespėjo sustabdyti, arba jis jau lėkė ten nesvietiškų greičių, kad net nepamatė priešais atvažiuojančio automobilio. Bet avarija tai iš tikrųjų tragiška avarija, žuvo 2 žmonės. Gerai, tas jau senolis, jau sugriešinkim, jau pasakykim, jau 93 metai, jis jau gyvenimą nugyvenęs. Tokia realybė jau, ką čia slėpti. Betgi 93 metų gimimo jaunuolis, kiek ten jam
32-33 metai. Paliko 2 vaikai, nu, tai irgi labai skaudu. Va tokių minčių prisiskaičiau, žmonės irgi ten rašo komentarus, ten iš tų seno žmogaus, ką jis ten išvažiuoja, jis ten besda ant to kelio, atimkim teisės. O jie nepagalvoja, kad va tie kelių ereliai irgi laksto, nemato, nikur važiuoja, nedaugdėja dar žolelio apsirūkė, kai važiuoja, tai... Kaip tik ne avarija, kiek aš specialiai stebėjau BMW mašina, tai apsivertus, tai į griovį įvažiavus. At nereikia iškart pult kaltinti, aš kažkaip irgi taip iškart spontaniškai iš karto pradėjau kaltinti, paskui pradėjau galvoti, nu, iš tikrųjų, gal netgi ne tas senas žmogus kaltas. Gali būti dar šimtai situacijų. Toks skaudus įvykis atsitiko. Va taip prisiskaitai prieš miegą va tokių visokiausių atsitikimų. Paskui negali ramiai užmygti ir galvoji. Vis galvoji ir analizuoji ir nepaleidi tos minties. Viskas užteks. Viskas, labanaktis. Einu miegot. Iki rytojos.